Sveiki, sugrįžę į Ciongs kanalą. Darom antrą knygos apžvalgą. Don't Sweat the Small Stuff. And it's all small stuff. Saviugdos žanro knyga. Knyga parašyta 97 metas. Jo, 97 metas, aš netgi pasižymėjęs. Anau vadin kaip saviugdos klasika. Saviugdos žanro knygų klasika. Ir labai taip gražiai parašyta knyga ir 100 skyrių. Ir visus tų skyrius ir gana taip paviršutiniška, bet to pačiu ir giliau. Aprašyti įvairūs dalykai, pavyzdžiui, dėl ko reikėtų užsiiminėti jogą, dėl ko reikėtų medituoti. Ir iš tikrųjų ir labai gražiai išskaidyta viskas. Manau, vien dėl to, ir dabar dar skait perk, nes tikra knyga ir, manau, parašyta taip labai, ką pasakyti, labai lengva skaityti. Ir tu tiesiog, jei turi biškeli kelis minutės laiko, save perskaita vien čepterėlį. Tavo knyga pagrindė, kaip ir pavadinimas pasak, don't sweat the small stuff, tai tiesiog nepergyventi dėl mažų dalykų ir galų gale visi tie dalykai iš tikrųjų ir maži dalykai. To knygų ir akcentuojam, kad tu turi galvoti apie savo problemas, kaip apie tokius potencialius mokytojus, kad reikia gal pamokinti kažko, kad on išsprendė. Kad esu biškeli pasižymėjęs šitą daug čepterėlių, kad man labiausiai taip panei kreta į akį, bet norėjau pasižymėti tik tas kelis, bet pasižymėjau čia beveik 10. Paskaitysim biškeli, nenoriu labai įsiplėtoti. Tai paskaitysiu tada jums iš 13 puslapį, esu pasižymėjęs vien čepterėlį. Tai vienas iš būtų skyrių toks Be aware of the snowball effect of your thinking. Ir mums tame skyrelė yra parašęs, kad negatyvus ir pozityvus mąstymus mums gali prilyginti kaip sniegą gniūžtis tam efektu, kad statom besmegenį, po biškį ridenam tų sniegų gniūžtį ir antam didesnį. Ir tau negatyvus mąstymus po biškėlį iš mažų tokių negatyvių minčių gal tapti didesnis ir paseko tau pats gyvenimas toks galbūt orientuoti tokius negatyvius dalykus ir dėl to tau patirtis gyvenimas gal labai apkarsti ir nuo to kentėti. Tas pats ir su pozityvės dalykas. Jei tu po biškėlį pradėsi nuo tokių mažų pozityvių minčių ir aplamai stengtis vis laik pozityviai mąstyti ir jaustis, tau gyvenims gal pagerėti, taip kaip ir nuo negatyvių minčių pablogėti. Tai vans irgi čia parašys ir skyrėlis, ir jau tokie 3 puslapėlė. Gal kas nors žinot Oprah Winfrey, ar ką panorėk ištarti, Amerikoje žymi. Ten pažiūrėjau irgi bilionieriai, kiek žinau, bilionieriai. Ir Ana to knygelį sako, aš laikau prie savo lovos mėgamosios. Aš paskaitau karts nuo karto, tipo labai gertų knygelį, paskaita ir tada susivoju, kad gyvenimas tiesiog toks, nežinau, kada tu iš ano išeisi. Ir kai kurį dalyką, kad reikia vedu iš proto, gal neturi tai svesti iš proto. Ir tu įgauni tokios perspektyvos, kad tos problemos, čia tik tas problemas. Ir nėra, kad tu turėtum pergyventi. Tai ir ko aš noriu pasakyti, kad iš vis tokių skyrėlių ir 100, dabar atsiversiam, tas pasižymės 23 puslapis, kur mes ten rasim, pažiūrėkim. 23 puslapis. Do something nice for someone else and don't tell anyone about it. Gal kas nors esat su to susidūrė, gal ne, aš esu to susidūręs ir tikrai pastebėjau, kad ir keista. Čia sako, padaryk kažkam gerą, bet tu nam nesakyk, kad tu nam padarė gerą ir tu tik tas pats žinosi, kad tu nam padarė gerą. Ir kad tu gerą tam žmogų padarą, nors ir nieks nesužin, bet tu vidų pasijauti geriau. Tai ir ne vienas skyrius irgi ir į tai akcentuota, nes ir pažiūrėjau, irgi šnekėjai apie, kad kažkokiam žmogui gal pasakyk komplimentą, kad tu tam žmogui pasakai komplimentą ir tas žmogus geriau pasijauti ir tu pats kažkaip geriau pasijauti.
Bet, pavyzdžiui, jei tu atvirkštę darai, jei tu kažkokį žmogų nori įžeisti arba kartas netgi tiesiog sukritikauji ir tas žmogus blogai pasijauti, nu ir tu pats nelabai gerą pasijauti. Bent jau aš su to sutinku, nežinau. Man kartais, ką reikia sakyti, kritika ir to, kad ir konstruktyviai kritika man kažką nepatinka. Bet kada aš varau žmonių kažkokius gerus dalykus ir pageriu, pamatau, užfiksuoju ir pasakau, kad va kažkas ir gera, kažkas ir gražiai, tavo sugebėjimą kažkokį ir tokį man žavą ar kažkas tokį, aš ir pats geriau pasijauti. Tai čia irgi tai yra orientuota, kad va tu padarys kažkam gerą, bet tu pačiai pats gerą pasidarys. Kurie kiti sako, man labai patinka dovanoti dovanas. Nes kits, kad padovano dovan, mums ir pats automatiškai kažką pasijauti gerą. Tai va. 65 puslapsės pasižymėsiu. Mačiau netgi skirtoks. Spend a moment every day thinking of someone to thank. Nu, padėkoti kažkam, ne? Kiekvieną dieną pagalvok, kam tu gali padėkoti. Va tų pratimų irgi aš dažnai darau. Kada tik tas atsimenu, tada darau. Padėkoju. Aš įvardinu Dievą. Dėkoju Dievui, kad va aš sveiks, kad viskas gerai, taip toliau. Tai irgi va tu darydams, tu automatiškai pasijauti gerą. Nu dabar tu užsimerk, ne, ir taip kartais padėkoju, kad va tu sveiks, kad tu turi regą, kad tu turi elementariausius 5 pojūčius, ne, kad tu gali girdėti, matyti, jausti, užausti, o gal tik 4 neįtie. Apie koks 5 yra, bet nežinau. Na, žodžiu, suprantate esmę. Kad va, jūs turėt regą, kad jūs galėt matyti tokius gražius dalykus, visko. Nu, elementarus dalyką, bet ten ir neįkainojami. Nu, tikrai, kad pagalvoju vis dalyką, bet ir brangiausia, ir neįkainojami. Tai va, čia toks gratefulness, dėkingoms, ne, kad va, tu padėkok, kad ir kap čia viskas ir sutverta. Padėkok, tikrai, pasijaus pats geriau. Wow. This simple strategy, which may take only a few seconds to complete, has long been one of the most important habits I ever engaged in. I try to remember to start my day thinking of someone to thank. Nu va, vis kiekvieną dieną pradėt nuo to pratimą, kad va, reikia padėkoti. Ir labai patarčiau, aš pats praktikuoju, tik tas kiek aš atsimenu, nėra, kad aš visą ką noriu darau. Tai va. 73 puslapis. Wow. Seek first to understand. Vis laik stenkite suprasti, ne? Vis laik bandykite suprasti. Kodėl to žmogus taip galvo, kodėl to žmogus taip elgas. Nėra viskas paprastas vis laik. Stenkite suprasti. Iškart nestenkit, nebandykit smerkti. Aš žinau, kad aš pats turiu to problemų, manau, vis žmonės turim to problemų, kad mes kažko pamatom, mes iškart norim žmogų smerkti. Mums gerai, mums rūkdau, mums ten toks ir toks. Bet mes neturim kontekstą ir mes niekada neturėsim to visą kontekstą. Ir mes net nežinosim, ko mes nežinom. Tai va, dažniausiai stenkime suprasti, kodėl taip ir taip yra. Tai čia irgi toks, kad nesmerkim žmonės. Čia yra become a better listener, elementarus tokį dalyką. Čia ir 100 skyrių. Kai kurie skyriai yra labai elementarus, kai kurie skyriai ir tokie jau biškį sudėtingesni. Bet sakau, čia va, tiems, kad ir pradėti tik tas skaityti tokį pobūdį knygas. Aš taip asmeniškai patarčiau va tokios knygos per ilgą neužsibūti. Kelias va toks perskaitas saviugdos knygas ir tada gali judėti ant tokių jau konkretesnių. Arba į knygas, kur vien tik tas rašo apie meditaciją, apie stoicizmą, apie tam tikrą filosofiją. Nyčė, Dostojevskis, visi tai jau tada, sakyčiau, judėti tas tokias konkretesnis, kaip pavyzdys, būtos knygas apžvalga bus grina apie miegą, apie meigą. Ir čia viskas yra prašyta, grina, vien tik tas apie meigą, virš 200 puslapio perskaitėjau jau kažkur čia, ne 30 puslapėlis įdėjus. Bus labai įdomu ir reiks man labai pasistengti, nes čia reiks daug punktėlį išskirti. Nėra čia taip, kaip viskas elementariai paviršutiniškai, čia jau ir grina
šneka ir apie organizmą, apie hormonus, apie visko. Tai va, judėkim toliau. Nu, aš jas labai daug užsirašyti, galvoju, dar 2 atsiversiu čepterėlius, pašnekėsim ir tada judėsim į pabaigą. Gerai. Judėkim į 149 puslapį. Kažkodėl aš ten noriu. 149 puslapis. No. Read articles and books with entirely different points of view from your own and try to learn something. Nu, noriu pasakyti tau skėliu, kad skaityk visiškai tokius žanrus arba informacijai, kur visiškai nesutam su tavo ideologijai, su tavo požiūriu. Nes tu visą laiką kažkur gali naują pamatyti ir suprasti, nes labai daug įkrentam į tus pastus, kur, sakykime, mes tikam kažko ir mes visą laiką skaitom, iškom faktų, kad reikia patvirtinti, kad mes to tikam ir tas teisinga ir taip toliau. Gyventi reikia tepi, tada mes visą kroną tepi. Arba dieta, sakykime, carnivore dieta, kur vien tik tas mėsą valgyti, tipo, ir geriausia, ir tada mes visą randam faktus, kodėl tas ir geriausia. Bet paskaita kitas dietas, kur tu išvies būtum prieš, tu ten irgi randi įdomių faktų. Tai va, tas ir toks, kad nėra juoda balta ir labai daug atspalvienių. Ir čia labai geras dalykas, nes apmama mūsų tik smegenys, nes turi daug tokių anglišką bias, tokių, kur, žodžiu, labai geras patarimas. Kad ir nenorim diskutuoti tam tikrom temom, kad ir nenorim, kad ir, kaip sakom, kad įkeik mūsų ego, tas drask, mes vis tik bandykim suprasti, domėkimės, kodėl mums taip galvo, kodėl. Nu, čia mums pateik pavyzdį, kaip politika. Vienas turi toks politinis pažiūrės, kitas toks politinis pažiūrės, sakykime, tu vienas politinis pažiūrės, tik, bet tu pasiklausyk, kur tas kitas pasako, ne. Tai va. Nu ir tada eikim, esu netgi apsibraukęs į 185 puslapis. Va. Čia pasistengsiu jums paskaityti tas chapter su savo broken English, bet manau suprasit. Get comfortable not knowing. There once was a village that had among its people a very wise old man. The villagers trusted this man to provide them answers to their questions and concerns. Nu, kaime buvo kažkoks nežinys. One day a farmer from the village went to the wise man and said in a frantic tone, "Wise man, help me! A horrible thing has happened. My ox has died and I have no animal to help me plow my field. Isn't this the worst thing that could have possibly happened?" The wise old man replied, "Maybe so, maybe not." The man hurried back to the village and reported to his neighbors that the wise man had gone mad. Surely this was the worst thing that could have happened. Why couldn't he see this? Nu, atėjo nepastužintas žmogus, sako, man jautis numirė, aš neturiu su kuo varyti dirvas. Ir tas wise man sako, nu, mūsų kalba turbūt IKP, arba gal tep, gal ne. Gal čia ir blogiausias dalykas, kas atsitiek, gal čia ir neblogiausias dalykas, kas atsitiek. Tęsiasi istorija. The very next day, however, a strong young horse was seen near the man's farm. Because the man had no ox to rely on, he had the idea to catch the horse to replace his ox. And he did. How joyful the farmer was. Plowing the field had never been easier. He went back to the wise man to apologize. "You were right, wise man. Losing my ox wasn't the worst thing that could have happened. It was a blessing in disguise. I never would have captured my new horse had not happened. You must agree that this is the best thing that could have happened." The wise man replied once again, "Maybe so, maybe not." Not again, thought the farmer. Surely the wise man had gone mad now. But once again, the farmer did not know that was to happen. A few days later,
The farmer's son was riding the horse and was thrown off. He broke his leg and would not be able to help with the crop. Oh no, thought the man. Now we will starve to death. Once again the farmer went to the wise man. This time he said, how did you know that capturing my horse was not a good thing? You were right again. My son is injured and won't be able to help with the crop. This time I'm sure that this is the worst thing that could have possibly happened. You must agree this time. But just as he had done before, the wise man calmly looked at the farmer and in compassionate tone replied, once again, maybe so, maybe not. Enraged that the wise man could be so ignorant, the farmer stormed back to the village. The next day troops arrived to take every able-bodied man to the war that had just broken out. The farmer's son was the only young man in the village who didn't have to go. He would live, while the others would surely die. The moral of this story provides a powerful lesson. The truth is we don't know what's going to happen, we just think we do. Often we make a big deal out of something. We blow up scenarios in our minds about all the terrible things that are going to happen. Most of the time we are wrong. If we keep our cool and stay open to possibilities, we can be responsibly certain that eventually all will be well. Remember, maybe so, maybe not. Nežinau, kiek jūs čia iškentėjot su man broken English, gal net nereikės skaityti vis skyriaus, nes čia iš tikrųjų galiu vis istorijų papasakoti 3 sakinės. Žodžiu, aš tau pamoką galiu pritaikyti savo irgi. Aš čia buvau irgi Danijų, kad dirbau, buvau suteiks tokį kolegijų, kažką pišiai kalbam. Anksčiau vienas metas įstoju į mokytis. Ir ant sako, aš neišvažiavau su... Ne, ant buns paklaus, ar tu buvai išvažiavęs į Taivaną. Sakau, jo, aš buvau išvažiavęs į Taivaną su Erasmus+. Ir ant atsak, blemu, kaip tau fainė. Sako, aš irgi būčiau išvažiavęs ten kažkur į Italiją, kur. Sako, bet tada buvau COVID. Ir aš toks, Ir aš tada, grina, irgi tada turėjau pasirinkimą arba stoti, arba nestoti. Aš pasimėjau tokį kaip laisvus metus, gap year. Ir nestojau, ir vienas metas vėliau įstojau, ir kadangi aš vienas metas vėliau įstojau, man jau vis tie Erasmusą vėl atsidarė, ir aš galėjau keliauti, ir aš išvažiavau į Taivaną, ir pasinaudojau tą galimybę. Bet jei būčiau metas anksčiau įstojęs taip kaip tą panelį, aš būčiau negalėjęs išvažiuoti. Tai čia irgi toks. Tu nikados nežinai, kad tu nikados negali labai nervuotis, kodėl taip atsitėjo, gal buvo nulemta taip, gal buvo nulemta taip. Gal aš padariau tokį klaidą, gal aš įsiskyriau su tą panelį, jei nebūčiau įsiskyręs su tą panelį, nebūčiau suteiks kitos panelės, jei aš nebūčiau tenas padaręs tų sprendimų, nebūčiau padaręs tų, ir tu negali būti labai, ir tu dar nežinai, kas kur tai nuves. Kaip sakant, tu dar negali nei džiaugtis, nei liūdėti, kol dar ne vakaras. Gal tau dabar labai nesisek, bet tos nesėkmės tai nuves kažkur, kur į labai gerą. Sakau, be comfortable not knowing. Tu turi su to būti ok, kaip sakom, tu dar nežinai, ir tu neprarasti viltis to pačiu, ir tas gal padėti gyvenimui. Tai va, don't sweat the small stuff. Matot, aš vėpeliau, neprivėpeliau, geriau paskaityti, nusipirkti ir viskų patys pamatysit, kas čia ir parašyta, labai patar. Jei kas nors labai neturit, kaip čia vardinti, neturit tų lėšų, parašykit man į paštą, YouTube'as, aš jums tų knygelę atsiūs arba atveš. Aš jau 2 kartus perskaitau, aš jau įsisavinau. Tai aš manau, jums galiu padovanoti. Tai va, ačiū, kad žiūrot, ačiū, kad klausotės ir ačiū, kad skaitot, tikiuosi, kad skaitot. Nes man tikslas ir čia vėpeliot, vien dėl to, kad jūs pradėtumėt skaityti. Nes skaitint ir labai galingas dalykas. Kas man nori, tas tu gal sakyti, ko nori. Kiti sako, va, skaitėms ir blogs. Kaip tu galbūt skaitėms blogs, tu tiesiog įsidedi informaciją iš knygų, rašyti medžiagą, viskas. Bet, tu prasme, aišku, skaityti niek nedaryti blogą, bet skaityti knygas nėra blogo, nerūkit. Gerai, iki, ačiū, kad žiūrot, laiminga.